Būk širdelė, tuk širdelė dėl manęs. Mamos Renatos širdis niekada nenurims. Ji visada plaks dėl vaikų, dėl 11-metės Tėjos, 8 Benedikto ir mažosios princesės Izabelės, princesės dėvėjusios riterio šarvus. Mano dukra Izabelė teisingiausias apibūdinimas jai, kad joje gyveno kario siela. Ypač agresyvios formos 4 stadijos neuroblastoma. Negailestinga diagnozė nugulusi Izabelės ligos istorijoje. Tačiau karžygio siela niekada nepasidavė. Po ilgo ir skausmingo gydymo gimė viltis. Liga traukėsi. Tačiau tada šeimą ištiko dar vienas skaudus smūgis. Vieną birželio rytą sulaukėme skambučio. Izabelės tėčio nebėra su mumis. Tėčio, kurio jai taip trūko. Po visų šių skaudžių netekčių sugrįžusi į ligoninę, ruošiantis paskutiniam gydymo etapui, kurio taip laukėme, būnant jau 9 mėnesius intensyviam ir nuolatos gydyme, liga sugrįžo. Visos šeimos gyvenimas griuvo. Pagalbos ranką ištiesė Rimanto Kaukieno paramos fondas, kuris ne tik prisidėjo prie Izabelės gydymo, bet ir pildė jos svajones. Tačiau didžiausia svajonė taip ir liko neišpildyta. Paskutinė jos svajonė, pučiant gimtadienio torto žvakutę, buvo, kad tu, brolis, sesė ir aš visada būtumėm kartu. Ir žinoma, gyventi. Tai nuo Izabelės gimtadienio praėjo 2 mėnesiai, tiek ir išgyveno. Viduje aš kiekvieną sekundę verkiu ir skauda. Tu nebijok, aš spindulį. Auksinis šiltas. Mažasis spindulys Izabelė gyvena Tėjos ir Benedikto šypsenose. Jos laimė vaikšto 4. Jos širdis visada plaks Renatos krūtinėje. Mamos, kuri niekada nenustojo kovoti už pergalę gyventi.